Technologijos, Bet tokių, nu, kaip būna, tai visokių, bet mes tai rodom akventamžių. Taip tai daro dar su oda, šitas su žievėm, čia bandym su žievėm, bet mes kaip neįvaldę tų būdų, tai mes nelabai. Čia reikia labai ilgai priskuti žievių ir labai ilgai mirkyti tam tirpale. Ir vis tas, reiškia, žievės išverdi ir vis papildai. Ir ten mėnesį net laiko. Bet čia jau yra ne akmens amžiaus, jau viduramžių technologijos. O šiais laikais tai su chemija, su raugu, su chemija daro. O drabužis kaip gaminta? Tai čia drabužis, va, kaip aš jums pasakoju, taip ir padaryta. Čia tas va būdas yra, kuo jinai yra puikus, kad ta oda kvėpuoja, jeigu norit, galit prisidėti, jeigu nebijot. Va taip va prie veido ir pamatysit orus praeina, šiaurės, kaip praeina. Dvigubą užsidėjai, tai gal jau nepraeina. Gal jaučiasi, nu, ir jinai tokia, nu, tvirta labai yra, nes šiais laikais sudegina su chemikalais sodą, o šitą mes būna tampom, pavyzdžiui, dviese ją. Nu ir taip gerai tampom, įsirėžia, jinai labai stipri. Pavyzdžiui, ką moteris kaip vyrai? O kaip visi va šitie vadintas, nu visi įrankiai? Čia gremstukai, čia tiesiog kaulai, čia va aš padėjau. O ką su tais kaulais? Čia įla. Čia su tais kaulais, va tokių Lietuvoje buvo daug rasta palei jūrą, nuskeltų ruonių kaulų, tai čia mes 100% nieko nežinom, nes per daug tolimas laikotarpis, bet taip spėjama pagal kitų tautų analogiją, kad irgi odai valyti, tik tai tada dedama šlapia oda ant apvalaus rasto ir va šitaip va. Nu, kaip jinai užsidedi ją ir va tai va. Irgi brauki. Nes tas nuvalymas yra labai svarbus išdirbimui, nes jeigu kur nenuvalai, jeigu kur lieka plėvių, tai paskui toj vietoj neįsigeria tie riebalai, tie kiaušiniai ir neišskirba. O pačiava? Čia pemza. Čia kaip švitrinį naudodavo. Jau kai nuvalai, su gremstuku didumą, tai tada su pemza. Labai gerai nusižiūrė. Ai, kad neliktų visai. Kad visai nieko neliktų, jo. O tai kam tada ta įla? Įla jau čia kai sudavo drabužį. Su kuo susudavo? Staudyklėm. Palauk, surasiu gal. Parodysiu kaip staudyklėm.